Kažkada labai seniai atsimenu, užsinorėjau žiūrovų. Nežinau kodėl, gal tikėjausi įžvelgti ką nors daugiau, nei iš tiesų yra. Ilgai prašiau tėvų, tai padovanojo 15 gimtadienio proga tikrus, gerus, nepigius žiūronus. Ir užrašė atviruke: pro gerus žiūronus jau gali pamatyti savo ateitį. Paėmiau žiūronus ir pažiūrėjau pro langą. Medyje tupėjo paukštis, balandis. Aiškiausiai mačiau jo žuvišką oranžinę akį. Akis žiūrėjo tiesiai į mane, be jokių emocijų, kaip gamtoje įprasta. Pasidarė nejauku, tad nukreipiau žiūronus kitur. Priešais devynaukštyje virtuvėje sėdėjo vyras be rankovės marškinėliais ir neskubėdamas valgė kažką šaukšto. Moteris su chalatu stovėjo prie kriauklės ir plovė indus. Kaip ir nieko įdomaus, bet niekaip negalėjo atitraukti akių. Buvo baisiai įdomu, kaip jie ten gyvena. Paskui vyras pavalgė ir išėjo. Moteris dar išplovė jo lėkštę, o tada jau išėjo ir jie. Ir išjungė šviesą. Mūsų kieme iškasė duobę, įrenginėjo kažkokį šiluminės trasos mazgą. Iškasė ir paliko, o kai išvažiavo darbininkai, duobę apskaito vaikai. Duobė gili, suaugusiam vyrui iš galvos, tai vaikai nelipo, labiau domėjosi atsiradusių žemių kalnų, ant kurio galima užsilipti ir žiūrėti iš aukštai. Priėjau prie duobės krašto patikrinti kokio gilumo. Tada du paaugliai griebė mane už rankų ir besispardantį nuleidau į duobę. Kol mėginau išlipti, nuleidau ir dar vieną vaiką.
mažesnį už mane ūgio, bet negeromis akimis tokį žebenkštuką. Paaugliai apspito duobę, mačiau jų išsišiepusius veidus, o vienas pasakė: dabar čia yra jūsų ringas, muškitės. Kas laimės, tą iškelsim. Aš dar tebestovėjau galvodamas, kaip žebenkštukas puolė. Grūmėmės susikibę, kol nuvirtom į purvą. Rėkim abu, pasiūliau jam tyliai. Tada jie gal išsigas ir mus ištrauks. Bet jis tik sušnipštė ir trenkė man kumščių į nosį. Tada trenkiau ir aš, paskui spyriau, kandau, burnoje jaučiau purvą ir kraują. Kažkas pasakė: ištraukit juos, jau užteks. Tada iššoko į duobę dviese, išskyrė mus ir iškėlė. Kurį laiką gulėjome sunkiai alsuodami, paskui žebenkštukas atsistojo ir, nežiūrėdamas į mane, nuėjo tolyn. Daugiau jo niekada nemačiau. Turbūt buvo iš kažkur tai trumpam klydęs. Gaila. Kažką jau pajutau toje duobėje. Gal būtumėm susidraugavę. Jis sėdėjo prie tokio didelio juodo daikto. Pats irgi buvo labai didelis ir gražus, kaip mano tėtis. Jis judino rankas ir pirštus ir skleidė tokius nuostabius garsus, kad aš neištvėriau. Irgi pabandžiau skleisti garsus. Neturėjo to didelio juodo daikto, tai pabandžiau jos atkartoti burną. Išėjo taip negražiai ir garsiai, kad net pats išsigandau. Visi atsisuko į mane, žiūrėjo ir šypsojosi. O man pasidarė labai apmaudu ir liūdna. Ir aš pravirkau.